ką šiandien deginsime ant laužo. Čia jau nebe demokratija, čia jau yra absoliutus fašizmas realiai. O kas čia sprendžia? Tas reiškia, Alfonsas ir Vaflius. Čia neįsprendžia. Jeigu ten žiūri, kur tu ten debilė, ne tu sprendi. Alfonsas čia dėl to, kad sklinda gandai, kad jisai Man atrodo, jis iš to gyvena. išlaikomas Blažytės. Be kita ko. Man atrodo, ten... Tokie gandai sklinda, aš tik klausiu. Geras niekšas šitas asmuo yra. Šitas asmuo yra geras niekšas. Po šių neįtikėtinai šlykščių Algio Ramanausko žodžių aš kreipiausi į Lietuvos radijo ir televizijos vadovybę. Įsivaizduokim namų ūkį, kur tėvas garsiai pasileidęs rusišką filmą, o mama klauso rusiškos muzikos garsiai. Čia klausimas tik tai pirmą, ką padaryti, atimti vaikus ir po to juos sušaudyti, ar prie vaikų juos. Ne, aišku, atimti vaikus ir po to. Tiesa, kalbėdamas apie rusišką muziką, aš turiu omeny Gazmanovus, o ne Stravinskius. Yra tai laidoje iki šiol YouTube. Akivaizdu, kad aš kalbu apie rusifikuotus išsigiminius, iš kurių realiai reikia atimti vaikus. Kaip suprantu, nesigailis. Žodis, kuris, išskrenda, ne? Ant emocijos. Atsukti atgal aš nedaryčiau. Были бы 90-е года, ему точно бы ебасосину бы расху... Karo atveju, tarkim, jeigu rusai čia ateitų, tai jis taptų ypatingai pavojingus, realiai būtų tuo, kuris jaustytų ir kankintų. Kiek jis kartų yra šaipęsis iš manęs, netgi iš išvaizdos, pas Tapiną laidose, kiek jis šaipėsi pas Malinauską laidose, tai yra ta pati šutvė. Išvaizdos kaip jau mes jau taip, jau stengiamės to nedaryti. Tai Lekstutė, atsiprašau, tu esi beveik toks pat gražus kaip Davidas Bowie. Šaltą ranką aš kišu, po senų maišų. Kas tas maišas, pasakykit, mano mintis perskaitykit. Visi matom, Dominikas pajuto kažkokius šiltus jausmus, sakė. Ne, aš bandau atrasti atsakymą. Aš galbūt ją čia kada nors pasikviesiu. Nes aš to netikiu. Gerai, ką nors pozityvaus. Apie šaudimus negalima, tai...